Tadai nejuokim. Labas vakaras. Ar jūs mūsų laukiat? Šiandien tikrai turim ypatingą svečią, todėl kad turim gražią moterį, verslininkę, mamą. Na ir, aišku, tuo pačiu yra moteris. Tai pasisveikink, šiandien yra Erika kartu su manimi. Labas vakaras. Čia tokia mažytė kamera. Nežinau, Labas ar tu vakaras. moki su ją. Nu, ar tu, žinai, kaip sako, per tą multiką, kur yra Frekenbok ir Carsonas, tokio didelį ir tokią mažą dėžutę. Tai mes ne ta prasme, kad mes stambios, mes ilgų kojų ir tikrai mums sunku įsivaizduoti, kaip mes tokios ilgos įtilptumėm į tokią mažą dėžutę, bet dėja telpam. Šiometinės technologijos leidžia, kokie tu bebūtum, vis tiek tu įtilpsi. Tai iš tikrųjų, kol aš pristatau ingredientus, tuomet Erika prisistatys, kaip mes susipažinom, kas mumis suvedė, kokie tikslai. Ir šiandien pakalbėsime, kaip ir kalbėjau jau ryte, pristačiau apie papildus, kur labai jūs užduodat man daug klausimų, kas tam per ypatingi lašiukai. Tai šiandien mes jums papasakosim apie stebuklingus lašiukus. Ir ne tik lašiukus. Tai gerai, turbūt, kad galėtumėm gaminti, mes pristatysime produktus, ką mes darysim. Mes šiandien darysime salotas, nes mano viešnia yra vegetarė, ar ne? Nu, Bandau būti. Taip, nes, nu, čia ir, žinote, kaip šio 21 amžiaus Mada. Taip, tai mes gaminsime, reiškia, nu, jinai nėra tokia jau grinai vegetarė, ale prijaučianti, tai mes gaminsime lašišos salotas, nes, kaip ir minėjau, vakare mes negalime daug prisivalgyti, kad būtumėm gražios, lieknos, bet nepiktos, nes žmogus nepavalgęs yra piktas, ar ne? Tai mes vis tiek gaminsim ir valgysim. Kas mums toliau bus? Romaninės salotos, maži riukai, petražolės, kaip ir minėjau, česnako mes niekaip negalime, na ir kas kad vakaras, kai sako, Erika, lupam česnakus ir sako, jetau, mes lupam česnakus, gal prie mūsų velniai ir vampyrai nepuls. Nepuls. Tikrai turime nuostabų produktą, tai yra pupelės, raudonos, karališkos, turime salotas, ar ne, salotų lapus ir turime baltymų bombą, mano minimus visą laiką špinatus. Truputėlį dėsiu čia lupsime avokado. Na ir aišku, pasalinsiu truputėlį konservuotais ananasais ir padažą gaminsime graikiškai. Riešutų aliejus, naminis medus, citrina. Na ir, kad būtų gražesnė spalva ir tai būtų iš tikrųjų iškilmingos salotos, dėsime granatų. Tai stiprina kraują. Tai labas vakaras Raja, labas vakaras Lina. Mes visi, čia visiems nerodo. Ko jums nerodo? Mums viską rodo. Taip, gero vakaro, labas vakaras Tatjana. Čia Tatjana yra mano Anita, jinai yra labai dalyvaujanti visur. Matau, visada stebi. Taip, tai va, ir komentuoja. Tai aš kol pradedu gaminti, jungiu dujinę, pradedam pilti aliejų. Aliejų mes naudojame riešutų ir tai mums reikalinga kepti būtent lašišai, bet mes tikrai labai nedaug, turi įkaisti ir vakaro mes negalime pradėti, kol neužsikroviam energijos, ar ne? Teisingai. Tai geriam mūsų nuostabės sultytės, duodame ir operatoriui, kviesim ir vaikus. Elija, ateikit, kad duosime. Ateik, tie bus taigmena. Ateik, pamatysi. Žiūrėk. Kaip skanu. Labas vakaras. Eliukau, turime sulčių. Nori sulčių? Ateik. Žiūrėk, mergaitė, ger sulčių. Ateik. Va, čia. Šitą duosim ir šitą. Tuoj mažta. Opa. Ateik, imk. Nori? Aš įpilsiu tau į stikliuką, gerai? Tuoj, dukrytė. Tau va šitą. Prašau, tėja, tau va. Čia pas mane mažas bosas. Prašau.
Ne, dabar negersi? Nu, neger, paskui išgersim. Mama išgers už tave, gerai? Vaikai ir taip energijos turi daug. Taip. Tai mes išgerime sultis ir gaminame. Bučkiai merginam šaunu jūs matyti. Taip, Ligita, jums irgi bučkis, labas vakaras, mes gaminam. O jūs ar gaminat? Taip. Labai gerai. Mes gaminam. Tai nenori? Nori mažutę? Nenori? Šaunuoliai. Turi truputį vandenuko ir gal galėtų prisistatyti. Taip, o aš ieškau druskytės, pipirų. Viskas yra čia, mūsų žiūrovai čia. Tai tu turi palieku sekundai. Gerai. Tik vienai. Tik vienai. Taigi, labas vakaras dar kartą. Aš esu Erika, Rasa jau mane kaip ir pristatė, ir komentaruose, ir Facebook'e, ir dabar. Kaip mes su Rasa susipažinom, iki kol nesutikau Rasos, maniau, kad esu pati veikliausia moteris ir mama Klaipėdai. Tai buvo labai kvaila manyti. Tiesiog vesdavau darbo susitikimus Klaipėdos viešbučio lobyje ir matydavau, kaip Rasa iš vieno susitikimo į antrą susitikimą. Tai sportuoti, tai jau matau jos video, tai dar kažkokia veikla, tai grožio salonas, tai vėl susitikimas. Dieve galvoju, ir kaip jinai spėja dar 3 vaikai. Nu, neįmanoma, pas mane vienas vaikas, darbo labai daug, dėjodavau, kad nespėju, bet pasirodo yra, kad kažkas gali daugiau kažką tai padaryti. Ir buvo taip, kad aš pagalvojau, kad man būtent reikia tokios moters, tokios kolegės į mano komandą, nes mes savo komandą formuojame patys, renkamės tikrai ne bet ką, o Rasa gali daug, ką jinai daro, tas jai pavyksta. Teisingai? Va, iš pokių pagrėbė operatorius sultis, kad neužmigtų, užsimotyvuoti. Tai lygiai taip pat, sakyčiau, kaip ir aš, man sutinku žmogų ir, nu, tu iš karto supranti, tu nori su juo bendrauti, ar jis tau mielas, ar tau jisai priimtas, ar tau energetiškai jisai tinka, ar ne? Tikrai taip. Tai kas mumis dar nustebino, kad tu pasirodo irgi esi dvynys. Ir mes iš karto vienas kitą labai gerai supratom, ar ne? Taip. Kad gavosi pirmas sykis susitikusios, šnekėjom apie sportą, apie kažkiek tai papildus, bet galutiniam variante pasidalinom apie šeimą, apie vaikus, apie rūpesčius, apie tą patį, tas, kas sieja vis tiek moteris, nes moteris rūpinasi savo atžalom, savo šeima ir jos, nu, kaip sakyti, jo šeima yra turbūt pats svarbiausias branduolys kiekvienai moteriai, ar ne? Nes, nu, taip jau Dievo sudėliota, kad vyras laiko vieną kampų, o mes, aš taip negarsiai. Visus keturis. Bet jis laiko vieną vis tiek. Nesvarbu, kad, nu, namas tai nestovi ant 5 kampų, ar ne? Yra 4, sakykime, bet mes visą laiką... Čia kaip sako, kaip anekdotas, jeigu pasakysi vyrui, kad po vedybų teks laikyti visus 4 namų kampus, tai turbūt statytų apvalų namą. Kad nereikėtų. Kad neliktų kampų. Tai aš pertraukiau, turbūt toliau tu šnekėsi, kaip mes susitikom, aš noriu kaip mes pradėjom dirbti. Citriną ir darau žygitį. Kodėl pasirinkau Rasą ir kodėl aš taip stipriai norėjau jos savo komandą, todėl, kad jos veikla yra labai susijusi su sportu. Taip kaip jinai atrodo, tai turbūt pavydi kiekviena moteris Klaipėdų ir ne tik Klaipėdų, visoje Lietuvoje ir netgi užsienyje, teisingai. Nežinau. Nežinai, tikrai taip. Tai aš žinau, kad viskas yra įmanoma. Taip kaip Rasa atrodo, nu, Rasa už mane šiek tiek vyresnė. Jinai yra man pavyzdys, aš irgi noriu taip atrodyti. Rasa buvo didžiausia motivacija, kad aš po 5 metų pertraukos vėl užsinorėčiau, pati save užnorinčiau sportuoti, nes visada nuo pirmadienio, po naujų metų ir taip toliau nėra laiko, nėra kur vaiko palikti, priežasčių yra N, bet kai nori, viskas yra įmanoma viską padaryti. Tai kadangi mūsų sieja bendra veikla, mes dirbame, bijau per daug girti, bet privalau tai pasakyti teisingai. Taip. Tai yra kompanija. Dirbame kompanijoje, kurios produktai neturi analogų. Kajani, kurias sultytes mes dabar ką tik išgėrėme, jie yra paremti Nobelio premijos nuopelnais gaminami. Nežinau, Rasa gal plačiau papasakos apie produktą šiek tiek, nes, nu... Taip, tai aš dabar ir gaminu ir truputėlį pasakoju. Mes dedame žuvytę. Aš truputėlį atsiprašysiu, kad, nu, Ne Aliaskos lašiša. Ne Aliaskos dėja lašiša. Iš Norvegijos, bet vis tiek yra sveikiau
negu valgyti. Aš tau duosiu, gal nusikraustam tau šitą lentelę, tu pasim kokį tai ilgesnį peilį, kurį patogu. Taip. Ir aš tuomet sudėliosiu lėkštutes, ar ne? Va šitaip. Ir mes serviruojame, iš karto dedame lapus. Šituos tai aš visą laiką plėšau. Jo. Tai uždengsiu. Jo. Ir gali tada gal avokadą nusilupti, kaip tau jau žiūrėk pagal. Lėkštutė čia ir lupo, ne? Tai reiškia, nuo ko mums ir kaip ir pradėjo ir tos produktus, kad šitie produktai, aš juos vadinu vitaminų ir mineralų bomba. Pagal visus mūsų, sakykime, dienos nuo ryto, mums reikia, kad kažkas mums padėtų atsikelti ir norėtųsi judėti ir mumis, kaip sakau, užmotyvuotų, prikeltų iš to, kad dabar artėja žiema, mes visi tokie susigūžę šaltis, o čia išgėriai, gavai vitaminų bombą, iškart, kaip sakau, išaugo, atsirado vietoj pečiai, kaklas, akis spindi, tu nori judėti. Antros dienos pusėje apie pietus visą laiką žmogus toks, prigęsta, toks, jau biškį pavargau, gal čia noriu pasėdėti. Ir mes, taip, ir tuomet yra tie lašai, kur jie yra sudaryti iš azoto oksido dujų. Tai kaip jūs klausėt, kodėl aš negeriu kavos, tai aš negeriu tuomet, kad man šitie lašai padeda save toliau motyvuoti ir užaktyvina visą mano kraujotaką, nes, reiškia, tie dujos azoto, jos eina tiesiai į smegenis kartu su mūsų kraujotaka, nes iki 18 metų žmogus pats vaikai pasigamina ir jie už tokie yra natūraliai, jie aktyvūs, tokie, kaip pasakyti, nepavargstantis, gali judėti ir judėti, kaip sakau, Duracell batareikos. Kartais norėtųsi kažkokiu vitaminų, kad nuramintų. Taip. Ir trečias produktas, kuris yra geriamas vakare prieš einant miegot, jisai mumis nuramina. Jisai mumis subalansuoja ir nesvarbu, kad gal tu turėjai ir įtampą darbe, bet jeigu tu juos išgėri prieš einant miegot, tu greičiau užmiegi ir pasineri į gilų miegą ir gilaus miego. Tik tai tuo tarpu, kai yra tas gilus miegas, atsistato mūsų nervinės ląstelės ir atsistato mūsų smegenų veikla. O visa ko variklis yra tai mūsų smegenys ir imuninė sistema. Jeigu imuninė sistema yra tikrai veikli, yra apsaugota ir jinai išlieka visoje dienoje nepažeidžiama, sakykime, nepagavot kažkokių tai, sakykime, kaip dabar yra ruduo, ar ne, bet pertraukia gerklę, biški maudžia, viskas, jau iš karto sergat. O čia ne. Čia viskas praeina labai lengva forma ir aš pati ant savo vaikų išbandžiau, tai tikrai ir taip, tai nėra, kaip sakyti, pigu, ar ne, kad tu gali vaistinį nueiti ir nusipirkti, bet už gerą produktą mes ir turim kažkiek tai mokėti, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, dėl kainos, ne, tu geri bėgi vaistinę, perki vienokius vitaminus, kitokius ir jas vieną, sakau, galvą gydo, pavyzdžiui, o ant kepenų nusėsta, tai vėliau tau reikės dar trigubai daugiau pinigėlių, kad tu išsigydytum kažką tai. Taip, tai ir yra. Dabar aš noriu pademonstruoti, kaip atrodo ta trijulė. Taip, mes turime. Taip. Tai reiškia, ryte aš visą laiką atrodau, kaip aš geriu šitas sultytes, dienos bėgyje yra tikrai labai patogus, aš šiandien specialiai naują pasiėmiau, nes aš turiu savo tai atidarytą, yra tokia pumputė, kuri, reiškia, rodo, kiek jums reikia, nes mes visą laiką pradedam nuo mažesnio ir daugiau vartoti, ir yra nitro ekstremas ir yra tik tai nitro. Tai priklausomai nuo žmogaus gyvenimo būdo, nuo jo veiklos ir užimtumo jis vartoja tą produktą. Ir iš tikrųjų labai patogu turėti su savimi, tai neužima daug vietos ir tas, kas yra labai jau užimtas, tai yra dar nuostabesnis dalykas, kad kai tu
turi galimybę nusipirkti, tai yra va tokie mažiukai buteliukai, kai jūs galite visą laiką nešiotis kišenėje. Taip. Ar vyrai paprasčiausiai kišenėje nešios ir be problemų, vat, pavyzdžiui, kad ir mano vyras irgi. Tai ir yra, parodykit dar va šitie. Žuvų taukai. Taip, va, papasakok truputį, čia nepradaryta. Kuom jie skiriasi? Nuo eilinių žuvų taukų? Taip, va, dar norėjau. Jie skiriasi tom, kad jie yra visiškai natūralūs. Šitie žuvų. Taip. Šitie žuvų taukai yra gaminami ne iš tokios lašišos, kurią mes dabar kepam, o jie yra gaminami iš būtent laukinės Aliaskos lašišos. Ten temperatūra vandens, kur tos lašišos plaukia ir gyvena, nekyla aukščiau tam tikros normos, vadinasi, nesivysia bacilos, nesivysia bakterijos, jinai nėra užteršta ir jinai yra visiškai natūrali. Pavyzdžiui, prieš tai aš duodavau savo dukrytei miolerius. Nu, tiesiog žinau, kad prieš darželį reikia stiprinti imunitetą ir aš ir jinai mes gerdavom. Tai kai atsirado kainį, viską mečiau laukan. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, nenoriu išmeišti tokios kompanijos, kalbu apskritai apie kitus žuvų taukus, jie yra gaminami apdorojant žuvų liekanas galvas, supylus į chemikalus ir iš to chemikalo per tam tikrą laiką iškyla riebalas, jis nugrebiamas, sukapsuliuojamas arba skystų pavidalu pakeičiamas. Tai vadinasi vėlgi, jie kažką tai gydo, bet ta chemija kažkur tai nusėsta, o šitie kajani žuvų taukai, jie yra gaminami presuojant šaltų spaudimu Aliaskos lašišos. Nepažydint temperatūrą, tai yra labai svarbu. Taip. Ir dar daugelis žuvies taukų, ką noriu ypatingai pabrėžti, maišo su alyvuogių aliejum, tai reiškia prasiskiedžia produktas. Patikėkit manim, aš vieną kartą norėjau apgauti savo mažytę ir prapjoviau, ir prapjoviau tą kapsulytę. Ir ką jūs sau manote? Žinokite, kvapas buvo pusę dienos, jis antiek yra, vat, nuskiriasi tą lašišą, antiek yra stiprus, kai, vat, pavyzdžiui, visai. Ir parodė, kad ten fainas tas vitaminas D yra vidai. Tai va, jūs prašėt parodyti iš arčiau, tai rodau, yra sultis, yra buteliukas, tai šitas didesnis, kuris yra, savo reikmėm naudomas ir yra tokie vat maži buteliukai, kuriuos galima irgi įsigyti ir jie yra labai patogus nešioti. Tai visa informacija yra mano puslapyje. Jeigu jūs prašysite asmeninę žinutę, aš viską tu ištrauk tą dieną ir parodyk, kaip jinai tokias... Jeigu matysis, žinai. Va, vis tiek matysis. Nes, pavyzdžiui, vaikam galima, jeigu negali praryti, manęs klausia, tai kaip tą kapsulytę duoti? Žinote, kaip turite? Čia yra tas apvalkalas iš želatinos ir jisai ištirps tą košę. Jeigu jūs įdėsite 2 šaukštukus košės, panersit į šiltą košę tą kapsulytę, jinai ištirpsta ir jūs šauniai galite vaikus sumaitinti. Reikia gerti 3. Taip, bet aš išgersiu 1, kad neprapultų produktas. Pavyzdžiui, šitų žuvų taukų poveikis, kai aš pradėjau vartoti, tikrai aš niekada gyvenime... Aš dabar noriu užbėgti, kad už akių mes turime, žiūrėk, fainus dalykus, nemokamą asmeninę treniruotę sporto salėje. Galima visus 3? Negalim. Tai čia yra su manim. Tie, kurie įdėmiai klausysis, mes apie ką šiandien kalbame ir pabaigoje mes užduosime klausimą. Labai norėčiau, kad būtų nors 3 teisingi atsakymai, nes turiu 3 pakvietimus ir jūs turėsite galimybę susitikti su manim ir su manim pasportuoti. Tai tikrai yra, manau, gera dovana, kad jūs ne tik galėsite pabendrauti su manim, bet aš tikrai nusivesiu į grupinę treniruotę ir pasakysiu ir parodysiu, kas tie yra nuostabus mano baikai, be kurių aš negaliu gyventi. Tai va, klausykit, ištempę ausis ir išplėtę akis. Tai vat, ką norėjau dar pridurti, kalbant apie žuvų taukus, kiek esu bandžius kažkokių tai vitaminų. Šiaip niekada nesiskundžiu kažkokiais dideliais sveikatos sutrikimais, tik nuo nuovargio plyšdavo galva nuo persidirbimo ir nuo savo minčių tiesiog negalėdavau užmigti, nes atsigulus aš pastoviai strateguodavau ir galvodavau apie rytojų, kas būtų taip, jeigu bus taip, jeigu neteis Jonas, kaip jie keis su Petru ir taip toliau ir panašiai. Tai kai man pasakė, kad jie padeda miegoti, kažkaip, nežinau. Nelabai tikėjau, iš tikrųjų padeda, nes kai aš susipažinom ir aš pabandžiau birželio gale Liepos mėnesį, tai gavosi taip, kad aš turėjau labai intensyvų laikotarpį ir turėjau labai daug darbuotis ir vakare pareini ir būna, žinot, kaip sakau, būna stačias miegas. Negali miegoti, todėl kad esi pervargęs.
atrodo išmiegoji ir smegenys ir pavargęs. Tai vat, šitas dalykas man padėjo. Aš geriau 3 ir 4 tabletės, kad būtų geras miegas. Jūs dabar mane girdite, aš tikiuosi. Tai gerai, viskas. Kalbėk, aš vėl toliau darbuojuosi. Tai ką aš norėjau sakyti? Apie žuvų taukus. Taip, tai aš, reiškia, serviruoju lapus, plėšau salotų lapus, dėsime špinatus, mūsų žuvytė kepa. Ir iš tikrųjų, kas yra labai gerai, kad žalias lapas, kaip kiti sako, tai kaip aš čia dabar valgysiu lapus ir būsiu, kai sako, karvės. Ne, tai va tai esmė, kad neprisimena, kad triušis valgo tik tai žalius lapus ir sako, būsiu tokia plačia šikna kaip karvė. Deja, nebūsit, nes karvės, kad būtų plačia šikna, ne tik lapus valgo ir kombikormą. Tai va, žiūrėkit, serviruojame mes lapus. Tie lašiukai sudomino, o kuriam laikų užtenka buteliuko. Porai mėnesių. Porai mėnesių buteliuko užtenka. Tai va, tai tu pasakok, o aš toliau serviruoju. Ok, tai apie žuvų taukus. Žodžiu, apibendrinant, nežinau kito tokio produkto, kurio poveikį iš karto galėtumėm pastebėti, kai yra natūralu, nes dažniausiai tai, kas yra natūralu, tie duoda didžiausią poveikį. Pavyzdžiui, kaip koks Red Bullis, geriant valandą ir viskas. Taip, vienkartinis. Tai šitie žuvų taukai sulig pirma diena padėjo man labai gerai išsimiegoti. Aišku, aš atsikėlusi galvojau, sutapimas turbūt jau baisiai pervargau, todėl čia kietai miegojau, bandysiu dar. Tai dar kartą geriau, dar kartą. Ir tas miegas, jis toks yra gilus. Tu atsikeli ir tu žinai, kad tu tikrai pailsėjai. Tavo protas pailsė, nes mūsų protas tikrai pervargsta. Taip. Gal mažai turim? Ar per daug, kad per daug darom? Ne, nemažai turim, paprasčiausiai labai intensyvus gyvenimas ir lyginant kokią 40 metų atgal, kai telefonas, tu prisimeni, turbūt gal buvo toksai ilgas laidas, kur nešiodavosi po visus namus tą telefoną. Ir televizorius būdavo juoda balta. Sakai, 40 metų atgal gal prisimeni, nelabai. Aš prisimenu, todėl, kad man jau 42, aš reiškia, tuomet jau į lopšelį, aš lopšelį kažkaip tai atsimenu, aš labiausiai atsimenu, kaip aš, sakau, turėjom tokį senovinį televizorių, jisai juoda balta, bet tėtis žiūrėdavo varžybas krepšinio ir mums užstatydavo foteliais, kad mes nematytumėm televizorio. Ačiū širdien. Televizorio nematyčiom. Tai va ir nuo to ir supranti, žiūrėkit, kaip gražiai vaikai. Kaip vaikai gražiai pagamino. Ne tik mes gaminam, mes perdodam savo žinias ir jaunimui, ar ne? Tai va, o gal tu gali dabar truputėlį papasakot, kas tave sužavėjo apart vitaminų. Tu kažkada tai dirbai draudime, ar ne? Taip. Ir, kaip sako, draudimas, kaip ir tu parduodi orą. Iš dalies. Iš dalies, ar ne? Tu parduodi to, ko tiesiog žmogus neapčiuopia. Taip. Bet, draudimas yra būtinas šiais laikais, ne? 3 metus dirbau, nenoriu vardinti, kad tik draudime, nes pas mus būdavo finansinės konsultacijos, mes konsultuodom žmonės apie viską. Ir iš finansų srities pereiti, kur kažkas susijęs su medicina, su papildais, atrodo kaip ir nesuvokiama, bet vėlgi tęsiasi panašus darbo principas, nes finansų srityje aš buvau vadovas. Čia lygiai taip pat aš galiu kurti savo struktūrą, bet kodėl? Kaip tik praeitą savaitę aš išsidarbinau iš ten, viskas tvarkoja, kompanija gera, bet ką aš supratau, ar tu turi savo verslą? Aišku, nenoriu skirstyti koks verslas, tarkim, turi kažkokį savo versliuką, pavyzdžiui, kaip grožio saloną, imkim pavyzdys, ne? Tu dirbi, tau reikia įdirbio, tau reikia investicijų. Tu turi, kaip žmonės būna, dirba tam, kad jie išvažiuotų atostogauti. Jis ir taupo pinigėlius. Viskas tvarkoja, aš irgi mane kažkada tai tenkino, bet aš... Gerai. Viskas. Aš supratau, kad šiek tiek noriu gyventi labiau, kaip pasakyti, plačiau. Labiau, plačiau, geriau ir taip toliau. Visi apie tai svajojam, tik ne visi apie tai pasakom, nes dauguma žmonių turi labai daug... Tai negražu taip šnekėti. Tiesiog negražu sakyti, kad pinigai laimę neša ir taip toliau. Pinigai laimės neneša, laimę neša dideli pinigai, teisingai, nes kai jis šlubuoja sveikatai, irgi reikia pinigėlių. Tai ką norėjau pasakyti, mano gyvenimo tikslas yra toks, kad aš dirbu
aš pasidarau kažkokią tai struktūrą per kelis metus, nesakau, kad aš padarysiu per metus ar pusę metų, gal man reikės 5, bet aš tikrai tai padarysiu, kad aš vėliau dirbčiau 50% mažiau, atostogaučiau tada, kada noriu ir tada, kai atostogauju, aš gaučiau kažkokias tai pajamas, o netaupyčiau pinigus tam, kad patostogau ir išsileiščiau pinigus ir grįžus vėl atgal į darbus. Vėl dirbtum ant 9 darbų ir vėl užsuktas ratelis, kaip tas peliukas tame ratelėje, bet kaip poverytė. Tai nėra blogai, mes visi taip mąstame kažkada, kad reikia baigti mokyklą, reikia baigti universitetą, viskas tvarkoja, reikia baigti kad be mokslo tu niekur negalėsi. Reikia eiti pas kažką įsidarbinti ir nežinau, kodėl aš visada kažkaip galvojau, kad aš neįsiu kažkur įsidarbinti ir aš darysiu kažką tai savo. Bet nei finansų srityje, nei Kajanė kompanijų šitam tinkliniam marketingė, tai nėra mano, aš nesu įkūrėja ir mes nesame įkūrėjos. Taip, ne. Bet kiekvienas žmogus yra pats sau bosas, Kajanė, pripažink, tu pati darai savo struktūrą, tu pati renki savo komandą, tu atsirenki, su kom tu nori bendrauti, teisingai. Taip. Ir kas mane žavi šitoj kompanijoje ir kodėl aš žengiau tą tokį galutinį žingsnį, gaila buvo atsisveikinti, nes 3 metus tą, ką aš dariau, man buvo kaip antras vaikas, tai buvo begalė pastangų, bemiegų naktų, darbingų savaitgalių ir taip toliau. Tai irgi darbas, tai reikia lygiai taip pat dirbti bet kurį darbą. Bet ką aš supratau, kad aš galiu ten dirbti visą gyvenimą, viskas tvarkoj. Bet nebus tokia graža, nebus pasyvių pajamų. Aš uždariau duris praeitą savaitę, ką tai reiškia, aš negaunu iš ten nei cento. Šiai dienai šitam tinkliniam marketinge Kajanė, aš dirbu beveik 8 mėnesius, nei daug, nei mažai, kaip ir pradžia, teisingai, nes dažniausiai verslas atsiperka iš vis 2-3 metai minimum. Ananasai. Aš pasidariau tai, kad jeigu aš šiai dienai sustočiau ir nieko nedaryčiau, mano pajamos yra tiek, kiek minimaliai uždirba žmogus. Ta prasme, 300-400 eurų man automatiškai... Sakykime, kiek tau reikėjo investuoti pirmą mėnesį, kad gauti pirmą rezultatą? Nes, ta prasme, žmogus žino, kad jisai uždirba... vidutiniškai, ar ne, 600-700 eurų į rankas, tai ten reiškia, tam darbdaviui ta darbo vieta kainuoja apie 1000, sakykime, eurų. Jeigu tu esi jau, sakykime, profesionalas, turi patirties, tai jau gali prašyti atlyginimą kažkur tai priskaičiuotas 1,5-1,7, rankas 1,2. Tai va tavo, kokia investicija buvo pirmą mėnesį, nes, tu atėjai į kompaniją ir tu pradedi savo verslą, ar ne? Tikrai. Kiek tau reikėjo startui? Aš investavau 860 eurų. Tai pakankamai nemažai. Pakankamai nemažai, bet aš lygiai taip pat, kai tu darai kažką gyvenime naujo, visada kažkas tai baisu, teisingai. Ar tu keisi mokyklą, ar tu keisi darbą, ar tu keisi namus, ar tu, nežinau. Esmė yra, kokie kiekvienas pokytis gyvenime gazdina. Bet tai nesukurti įmonę kainuoja, sakykime, mažiausiai 450 eurų, ar ne, visa dokumentacija ir taip toliau. Taip. Įstatinis kapitalas tai dėl 2500 eurų. Na ir dar tau visą reikia kolektyvą. Būtent šitą aš ir pasvėriau, galvoju, man reikia 860 eurų. Aišku, galima ir už mažesnę kainą, ir už brangesnę, tiesiog aš žinau, kad aš galiu sau tiek leisti. Ir man taip reikia, nes aš tiesiog produkto gausiu daugiau, nes tai nėra kažkoks įstojimo mokestis, tu gauni už tai šito nerealaus ir unikalaus produkto. Distribucija visam pasaulyje. Įkūrėjai iki Kajanė įkūrimo jau buvo milijonieriai ir milijardieriai. Tai ką tai reiškia, kokie monstrai stovi mums už nugarų. Įsivaizduok, Rasa, mes dabar sugalvojam kažkokį tai savo marketingą, tai po mėnesio bankrutuotumėm, nes mūsų tiesiog pajamos neišneštų to, kad mes galime investuoti visame pasaulyje. Tai va, šitas yra labai svarbu. Distribucija, sakiau, visam pasaulyje. Taip. Reklama yra, automatiškai tu turi savo internetinę parduotuvę, tau nereikia nei kurti, nei kažko daryti, žodžiu, tu turi viską, tu turi mokymus, tu turi pagalbą iš lyderių. Pavyzdžiui, kur yra Lietuvoje kažkokia tai darba, žinai, kažkokia tai sritį, kur tu įsidarbini ir žmogus, kuris jau yra milijonierius, nes dažniausiai pas mus užriečia nosį, teisingai, dažnai tai būna, aišku, ne apie visus kalbam, kuris, kad tave pamotyvuotų ir tau suteiktų žinių, kuris sėdi Šveicarijoje ar Ispanijoje ar dar kažkur ir vos nei Lietuvai kažkokia tai trečia šalis, mergaitė iš Klaipėdos skirtų 3,5 valandos per dieną, kad jisai ją mokytų.
nes jų sistema tai veikia 100%. Tai kas motyvuoja, tas, kad tu jauti pagarbą, tu jauti palaikymą ir tu jautiesi visiškai saugus. Nes kiekvienam žmogui įvertinimas ir saugumas yra du pagrindiniai dalykai darbe. Teisingai? Taip. Nes, tai yra grįžtamasis ryšys, sakykime, ar ne? Kai tu ateini, atiduodi save ir gal tau kitą kartą netiek svarbu ta finansinė bazė, ar ne? Kiek yra svarbu tas jausmas, kad tave gerbė, įvertina ir tikrai nori, kad tu būtum. Ir kartu su tavimi džiaugiasi. Ir ką aš pastebėjau iš savo pusės, kad aš čia atrandu ne tik naujus žmonės, naujus pažintis, bet aš atrandu gerą kompaniją ir atmosferą, kad tai yra žmonės, kurie nenori laukti ir jie negalvoja, kas bus po 20 metų. Jie dabar žino, kad dabar aš jaunas, dabar aš turiu daug jėgų, turiu daug draugų ir aš galiu startuoti ir padaryti. Ir šito viso, ar ne, sakykime, kaip kompanijos ir yra, kad tu daryk dabar, o imk ir pjauk tą viršūnėlę, kad ir už 5 metų kiek tu įdėsi, tiek ir gausi. Tai iš tikrųjų, mane žavi tas, kad tu gali suplanuoti, kas bus už gerų 5 metų, jeigu tu juos padirbsi. Taip. Aha. Žiūriu, ką komentuoja gerai. Ką aš pati supratau, nes kaip ir tos patirties atrodo nei daug, bet jinai yra labai didelė, labai svarbi ir taip toliau. Baigiau mokyklą, kaip ir sakiau, baigiau universitetą ir apie ką mes visi svajom studijų laikais. Kaip įsidarbinsim, vienas teisininkas. Žuvytė, atsiprašau, baigė mūsų pakepti. Mes paserviravom salotas, padarėm mažais gabaliukus ananasus, aš jums rodžiau, pomidoriukus rodžiau, kaip papjaustėm, va šitaip jau gražiai atrodo ir užbėrėm raudonosias korališkas konservuotas pupeles. Jas būtina yra nuplauti po šiltų vandeniu. Na ir pjaustau dabar avokado ir truputėlį pamažinu ugnytę. Ir toliau kalba mūsų Erikutė. Ir sakau, visi svajoja, kaip aš kažką turėsiu, kaip aš kažką tai kursiu, bet, Dieve, pripažinkim žmonės, kad mes nesam visi kaip Steve'as Jobsas ar kažkas, kad mes sugalvotumėm ant tiek genialią idėją, kurios nenukonkuruotų niekas pasaulyje ir iš to mes taptume milijonieriais, nes mes visi norim tapti ir turtingi, ir galingi, ir vaikams viską suteikti. Turbūt neraščiau nei vieno žmogaus ir tikrai nei vienas nepakomentuos, kuris svajoja, kad jo vaikas pasimtų paskolą mokslams. Visi svajoja, kad vaikas studijuotų pačiam brangiausiam, geriausiam universitete. Teisingai, Rasa? Pas tave 3 vaikučiai, tu pasakyk. Taip. Tai yra didelė ir krūva pinigų, norint išleisti vaikus į mokslą. Šiai dienai tai yra tikrai turėti 3 vaikus, tai yra prabanga. Iš tikrųjų. Darželiai mokami, mokyklos mokamos, o, sakykime, jeigu tu nori, kad vaikas būtų tokiam rate, kuriam būtų įdomu ir kur būtų aplinkui tikrai ir mokytojai, ir pedagogai, tai reikia už tai mokėti. Deja, nesakau, kad valstybinė mokykla negerai, paprasčiausiai ten mokytojai tiek užkrauti, kad klasė yra virš 30 vaikų, jie negali tiek duoti, sakykime, savo energijos atiduoti 30 vaikų, kur, sakykime, privačioje mokykloje dirba su 12, su 10. Tai va, taip. Mes nukrypom apie mokslus, visi svajojam turėti daug, daug, gyventi gerai, neskaičiuoti ir taip toliau ir tikrai nereikia to slėpti, nenoriu sakyti, kad mano Rasos tikslas yra tik pinigai, mes turim ir kitų vertybių, bet šiai dienai mes kalbame apie darbą, ko mes tikimės iš darbo, tai kažkokio tai atlygio teisingai ir tai, kad mums patiktų. Gerai, prašau. Aha, atsargiai. Tai va, tai ką aš supratau, kad ne visi esam tokie protingi, kad kažką sugalvotumėm savo, vadinasi, reikia eiti ten, kur jausti saugumą ir žinoti, kad tai niekada nesibaigs. Ir aš, pavyzdžiui, domėjausi, kad būtent, pavyzdžiui, Amerikoje, daugiausia žmonių uždeklaravę milijoninės pajamas yra būtent iš tinklinio marketingo. Pavyzdžiui, Lietuvoje šitas... Ten beveik kas antras žmogus. Jo, būtent iš tinklinio marketingo. Kodėl? Įsivaizduokit, jūs Lietuvoje turit kažkokį tai baldų fabriką, ten mėsos
fabriką, ne, ar dar kažką, tau reikia darbuotojų. Koks yra tavo darbas? Kiekvienas savininkas nori kuo mažiau išleisti ir kuo daugiau gauti. Taip, tai yra normalu. Normalu, teisingai. Lygiai tą pačią ir mes darytumėm, tai tiesiog vyksta čia nieko tokio. O tinklinė marketingė, ta grandinė tavo vadinamų darbuotojų, tavo komandos, jinai praktiškai niekada nesibaigia. Šiai dienai mes irgi turim, aš pati ir Latvijoje yra žmonių, kurie dirba, ir Norvegijoje, kurie dirba, ir Anglijoje. Ir tikrai tai yra per 8 beveik mėnesius. Tai aš manau, kad tai yra superiniai rezultatai ir tikrai plėsimės ir į Rusiją. Aš būsiu tokia bjauri ir paklausiu, tai kiek tu uždirbai pirmą mėnesį? Prašau. Per pirmą mėnesį? Taip. 1570. Investavai 860. Ir iš karto pliusė likai? Taip. Ir dar produktų gavai? Taip. Nu, tu čia jau taip visai, jau labai, jau taip mandrai. Neblogai. Tai gerai. Dabar tu sakei 8 mėnesiai, ar ne? Tai dabar per 8 mėnesius, tai kiek įdirbi, jeigu pirk, tai dabar kiek yra 8000? Ne, aš padariau tokį vidurkį iš nes kiekvieną mėnesį. Čia nebesakyk nieko, aš jau pradedu pavydėti lietuvė. Tu nesenai pradėjai, tu dar geriau, tu dar ir mane apginti. Aš žinokis lietuvė. Nu, kodėl tu turi geriau negu aš? Nu, nieko savo. Pažiūrėk, kokius tu namus turi, mano tikslas iki 217. Nu, tai va, matai, kad mažutė mano amžius jau. O tavo koks amželis, tai aš ateisiu dar po 10 metų, tai tu sakysi, va čia mano pilis, čia mano Ferraris, kaip Brigita, ne? Su Porsche jinai ten ar su Ferrari, nu, dirgit kaip buvo, rodė. Nu, tai va, tai aš lygiai taip pat. Kodėlgi, aš irgi noriu. Tai taip, mes ir žiūrime tos gyvus pavyzdžius. Tai va, tai mums reikia 2 rankos, 2 kojos, po 1 galvą. Mums netinka Audi su Kijanė. Mums reikia Porsche. Va, ane? Minimum. Nu, tai aišku, čia yra juokeliai mūsų, bet esmė tai dabar sakai, per 3 mėnesius kiek tu uždirbai? Ne per 3, per 8. Per 8 kiek uždirbai galutinė suma? Beveik 14 000. Tai mėnesį išdalinus gaunas kažkur 1,8, man atrodo, apie 1800. Ir jeigu nedirbčiau, minimum. Vyrai, jūs girdite? Nu, jūs girdite? Koks marketingas? Neblogas, tikrai marketingas. Taip, neblogas. Aš jau pasilgau per šią savaitę Rastelę ir jos laidų, mankštos ir receptų. Ačiū labai. Šeštadienį planuoju turėti labai fainą receptą ir labai fainą mankštą. Tai iš tikrųjų mes nereklamuojame, mes dalinamės. Labai yra gražus žodis dalinamės, informacija. Jeigu ir duodame įrankį, jeigu jūs norite juo pasinaudoti, jūs pasinaudosit. Jeigu jums netinka, jūs paprasčiausiai apie jį užmiršit. Duodam kiekvienam po meškerę, o kaip seksis žvejybai priklausys nuo jūsų. Taip, teisingai. Taip, vandenuko, biškutį. Nu. Tai va, man atrodo, taip išsibarstydamas mes kaip ir paaiškinom, aš paaiškinau, kodėl aš pasirinkau būtent tinklinį marketingą, kodėl atsisveikinau su savo ankstesniu darbu, kur padariau daug įdirbio. Rasa, supratai kodėl? Supratau, tai aš užtat irgi esu šalia tavęs ir man tai įdomu. Ir man tai įdomu ne dėl to, kad visų pirma yra ten kažkokie pinigai. Aš apie pinigus galvoju tik tai vėliau, todėl kad vėlgi mes kiekvienas turime savo kažkokią tai galimybės ir, sakykime, priklausomybės kažkokiam tai verslui. Aš turiu savo verslą, aš šitą kūdikį turiu maitinti kiekvieną dieną, aš jo negaliu palikti ir įsižadėti. Plus tas kūdikis maitina mane ir mano šeimą. Ir kaip bebūtų, tai yra dalis manęs. Be sporto aš negalėčiau. Ten yra mano žmonės, ten yra mano energija ir aš ten gaunu lygiai taip pat tiek, kiek ir atiduodu. Tai aš neskiriu tiek laiko, kaip skiria Erika, ar ne? Ir reiškia, automatiškai mano pajamos ir mažesnės jos yra. Bet vėlgi, aš tai neakcentuoju į piniginę vienetą, aš akcentuoju į sveikatą. Ir man yra labai svarbu, kad mano šeima būtų sveika, tada aš galiu ramia širdim darbuotis, savo dieną padaryti kitą kartą ir 8 ir 10 valandų, gal ir 6, todėl kad aš žinau, kad mano yra šeima sveika, jie yra gebantis pasirūpinti didžios mergaitės savim, mažąją prižiūri, tai vat man labai svarbu. Ką tu darai? Taip,
pamojuok, nedaryk, pamojuok. Čia, sakyk, labas vakaras, bėgam. Tai va, tai iš tikrųjų aš galiu mažiau laiko skirti ir dėl to mano pajamos gal mažesnės, bet akcentuokime į produktą, ką aš galiu gerti, geria mano vaikai. Ir reiškia, čia vaikai, čia yra šita, ne, tu nori sultis? Ne, tai va. Moteris. Ir tuomet, reiškia, kaip pasakyti, šitų produktų dėka, tai yra sultis, tai yra lašiukai, tai yra žuvies taukai, tas, kas reikalinga mano šeimai. Tai iš tikrųjų vaistinį šitų produktų nusipirksi ir tokios sudėties, kiek aš išanalizavau, tikrai ne, nes pas mus yra pats turbūt didžiausias nukrypimas, santykis nukrypimo tarp omega-3 ir omega-6, nes omega-6 mes gaunam visur aplinkui, dvigubais, trigubais ir net 10 kartų daugiau negu yra omega-3 ir šitas balansas, kai aš perskaičiau, kaip Japonijoje yra, reiškia, pripažinta, kad turi būti 1:3, Europoje, kad nors būtų 1:6. Tai pagal kraujo tyrimus padarė, žinokite, numirsite, tai yra vidurkis 1:40. Aš, kai buvau nešia, pasidariau testą, tai tuo metu pas mane buvo santykis 1:9, bet tai įsivaizduokit, aš sportuoju, aš labai stebiu maistą, pas mane yra disciplina, alkoholio nevartoju, labai retai, tai, ta prasme, tikrai darau tai, kaip turėtų viskas būti ir tai nėra idealu. Tai pagalvokim, jeigu tai žmonės, kurie perpus tiek nedaro, tai kokia situacija pas juos, tai va ir sako, kaip vidurkį išvedė, sako 1:40. Tai įsivaizduokit, kokios ligos mūsų laukia ateityje. Aš noriu, kad jūs pagalvotumėt apie savo sveikatą, apie šeimos sveikatą ir kiek jūs galite tam skirti, nes vaistam, patikėkit manim, jūs išleisit žymiai daugiau, tikrai daugiau ir dėmesio reikės reikalauti, nueini į polikliniką, nesvarbu, ar tai mokama ar nemokama, tu vis tiek sėdė eilėj, nes visi susimokėjo ir ar tau skauda ar neskauda, tu turi ir privalai laukti. Ar aš neteisi? Tikrai taip. Tai va truputėlį papasakojom. Reikia išsirašyti antibiotiko, ne? Kad paskui vėliau antibiotikų. Žuvytė mūsų yra gatava, aš dabar noriu truputėlį paimsiu servetėlį, tu vėlgi pašnekėk apie būtent, ką mes darėme vakar Kaune. Aha, ką mes darėm? Ką mes darėm, mes viską pirkom, nešėme mašiną sunkiai, ruošiamės. Ką aš norėjau pasakyti, dar paantrinti prie... Gerai. Tai tu lipk. Atsargiai laiptukais, gerai? Tai ką norėjau pasakyti, kaip tik ir vaikas atbėgo ir apie produktą kalbėjom, tai aš... Gali mažutę. Atsiprašom, taip jau būna. Nori imti? Čia tau yra toks klausimas. Sveikos, kokios kainytės šio stebuklo? Taip, kainytės gal mes asmeniškai galim parašyti. Taip, asmeniškai galim parašyti, bet tai priklauso... turbūt elementarai ir paprastai. Kuo didesnis kiekis, tuo gaunasi pigiau produkto, bet jūs turite galimybę, sakykime, iš karto patapti vadininku. Arba jūs galite būti vartotoju, bet sumokėsite brangiau. Tai va, taip kaip ir galėsim viską paaiškinti plačiau, nes ko nedomina, bus neįdomu kitiem klausyti. Taip. Ir ką norėjau pasakyti, kai atbėgo vaikas ir apie produktą kalbėjom, tai man toks labai didelis, superinis rezultatas, ką mažutė? Gerai, neleido, vadinasi. Tai mes bijom, kad nenukristumėt jūs laiptukais. Čia žaiskite gerai, tai paskui mes pabaigsim gaminti ir tada nueisim visi į viršų, gerai? Sutarėm? Nori pamojuoti? Nori? Ką? Noriu su mergaitė į viršų. Tai va, tai kai aš pradėjau dirbti Kajanė, buvo žiūrėk, aš tau duosiu apie porą... Va, prašau. Kažkur nepilnai porą mėnesių buvo ir buvo taip, kad mano dukrytė stipriai susirgo, po slogos ir po kosulio buvo adenoidai labai, kaip pasakyti, išvešėję, kaip paaiškinti apie adenoidus, žinai, aš kai ne medikas, tiesiog labai didelė adenoidų problema jam ir privačias ir valstybinės. Tai yra susiję, turbūt mamos žino, nosis, gerklė, ausis ir dažniausiai nosis ir gerklė ir ten yra infekcija. Bacila infekcija.
Ir kiek jom pas gydytojus, tai sakė vienareikšmiška operacija, tai aš vėl naktim praktiškai neužmigau, jau netgi su Kajanė, nes skaitydavau internete, mamų komentarus ir taip toliau, kaip atliekama ta operacija. Dieve, galvoju, ką daryti, tai aš pasiskambinau, pas mane komanda yra medicinos seselė, 35 metus jau gydymo srityje dirba ir sakau, ką daryti, ar Kajanis padėtų, nes tiek daug gerų pavyzdžių aplink, kad kartais atrodo netgi per gerai, bet tokia realybė. Tai sako, duok po 2 pakelius va šitų sultyčių, kur mes geriam, va šitų, nes tai yra antioksidantai, ką daro antioksidantai, valo visas bacilas iš mūsų organizmo. Šiaip vaikams iki 12 metų yra skirta pusė pakelio, nors manoji beveik 4 metukų geria visą, nes jie natūralūs pasišalina natūraliai, jeigu perteklus kažkoks tai. Tai aš įdaviau po 2 arba po 3 pakelius per dieną ir mes po 4 dienų ėjome darželį. Ir niekada nebuvo atsinaujinę, jokios slogos, nieko. Lygiai taip pat šitam produktui yra chromo, tai kas turi problemų su saldumynais, tai yra labai, labai šaunus dalykas. Ir šitą produktą net pas mus sistemoje aš sužinojau, kai buvau seminare Trakuose, kad yra vaikinukas, kuris tikrai yra pasiekęs neblogų rezultatų su cukriniu diabetu. Taip. Ir jisai irgi uždirba, kiek supratau, tikrai nemažai, nes jisai turi tą visą ratą, kai visą laiką priklausantis nuo vaistų, tai jisai turi daug, kaip sakyčiau, savo bendrakeleivių, kurie turi tą pačią problemą ir kuriems galima tikrai pasiūlyti šitą dalyką, kad jie gali reguliuoti savo cukraus kiekį, jiems reikia žymiai mažiau vaistų, ar ne? Tikrai taip. Dar kokių atsiliepimų, labai daugam padėjo nuo migrenos, kas jau N metų kenčia skausmus, ypač moteris, kurioms prieš mėnesinės iki nualpimo užeina, tai... O vaikučiai, mergaitės, jūs galite eiti tenai gaminti, nes mums nesigirdi ir va tetos rašo, sako, mes nieko nebegirdime. Taip, taip, o paskui eisim nem daryti, gerai? Jokiai nem jau nori. Mes galinam valgyti jums, o jūs eikit pagaminkite mums, gerai? Ką nors, dar noriu pabaigti, ką kalbėjo Rasa, bet mes ir gaminam ir su vaikais, kaip Rasa kalbėjo, kad ne pirmoji vietoje ne tiek, kad finansinė grąža atlikus darbą, ne tik finansai, pinigai, bet tą ir norėjau pasakyti, kad pas mane irgi nenoriu kalbėti vien apie pinigus, kad labai didelis įvertinimas yra, kai tau žmonės pasakoja savo istorijas, kaip jiems padėjo, kam išgydė migreną, kam cukrinį diabetą, kam epilepsijos priepuolių buvo mažiau. Tokių atsiliepimų yra N ir ne vienas iš jų tikrai sugraudino, atsimenu, mes važiavom ir iš Budapešto. Tai turbūt... Atsiprašau, turiu pristatyti. Čia yra citrina, yra šaukštas medaus, yra čys sėklos ir paliekam truputėlį, kad jos išbrinkti, dėsime čia česnako ir petražolių ir čia bus mūsų padažiukas. Tai va. Tai vat, mes susitinkam, dalinamės istorijomis ir klientai rašo savo ir atrodo, įsivaizduokit, koks geras darbas. Tu tiek gali padaryti gėrę ir kai aš dirbu su šitais papildais, atrodo, net leisčiau savo, jeigu pas mane šeimoje ar giminėje atsitiktų kažkokia tai nelaimė, kažkokia liga, nes aš žinau, kad būtent su šitais papildais mes galim užkirsti tam kelią. O dabar kitas dar klausimas man toks, gal tu gali pasakyti, ar šita kompanija užsiema labdaringą veiklą? Taip. Tai tas irgi labai... Ką aš norėjau akcentuoti, kad mes buvome kaip seminare ir pasakė, kad mes šiemet turėsim labai fainą dalyką, kad mes išrinksim 100 šeimų, kuriuom reikia tikrai paramos ir padarysim kiekvienai šeimai po tokį didelį krepšą vaišių ir kūčių dieną ir tokių produktų, kurie tikrai negali įsinešimui, taip, kurių mes negalim sau leisti kiekvieną dieną, net kiti net negali per šventę sau leisti. Tai man šitas darbas ir paklausiu, kas bus norinčių šitą darbą atlikti. Aš sakiau, pati pirma noriu aplankyti tas šeimas ir pasidžiaugti, kad mes jiems galime kažkiek tai padėti. Tiesiog Kajani kompanija visame pasaulyje jau daug metų daro šitą projektą, Caring Hands vadinasi, padeda nepasiturinčiam šeimoms, dar kai buvom Budapešte, kaip tik mes matėm video, kaip Vengrijoje buvo irgi ir namelį atstatom, ir šeimos maitinamos, ir patys įkūrėjai. Ir dar buvo tas
kuris užkrito dabar jo pavardė, kuris pasako, kad irgi buvo iš tos šeimos vargingos ir kaip jisai žino, kas tas yra, ką reiškia tas nepriteklius. Ir tik taip tas, kuris yra nepritekliuje, užaugęs gali suprasti, ką tai reiškia, kai tau duoda. Tikrai taip. Ir iki Kajani mėgau dalintis ir šiaip kažkaip gyvenimas padaro taip, kad kiekviena mano veikla darbinė, aš privalau dirbdama duoti žmonėms kažką tai gero. Kai dirbau finansų srity, vėlgi tu padedi žmonėms pakoreguoti, taupyti, rūpintis savo pensiją, vaikų mokslais ir taip toliau. Šiaip iš savęs aš darydavau irgi kažkokias tai paramas, čia kaip ir nereikėtų gal girtis, bet tiesiog tai yra ir tai privalo daryti žmonės, nes Dievas duoda tam, kas moka dalintis teisingai. Ir šita kompanija, būtent tom dar plus ypatingai sužavėjo, kad tai daro visame pasaulyje ir tai jau yra pradėta daryti Europai ir prieš šventes mes dar darysime dar Lietuvoje papildomai su savo komanda. Dabar gal gali pasakyti, tu kalbėjai, kad kompensai, kai dirbai, rūpinaisi žmonių vadinama ta kaupimo pensija, senatvį, kad jie galėtų ne vegetuoti, ar ne? Pertrauksiu, rasite nežiūrėti lašišą, o ją valgyti. Tai va, tai gal gali pristatyti, ką čia žmogus gali sukaupti? Kiek gali sukaupti, aišku, priklauso nuo žmogaus, nuo jo įdirbio, nuo taškų ir taip toliau, bet čia irgi yra pensijų fondas, kuris yra pradedamas, kai tu išdirbi čia 5 metus, nuo 60 metų tau yra mokama pensija kas mėnesį. Tai yra superinis dalykas. Kur Lietuvoje dar galėtum rasti? Niekur. Tai dabar, žiūrėkit, turim labai fainą klausimuką. Tai liuks greit, nei gydytojų nebereiks, nes yra Kijanė. Žinokit, gydytojų reiks, nes gydytojai šito produkto nenori, nes jie supranta, kad jeigu jie tik tai pasakys taip, tai tada sakys, mūsų nereikia. Bet ne, čia jokių būdų, žinokite, nei jokie vaistai, tai nėra stebuklas. Tai yra stebuklas? Mokslas. Yra mokslas, yra pagrįsto mokslo. Jūs galite viską paskaityti internete. Ir viską galite pasidomėti. Mes tikrai niekam neperšam, jūs turite galimybę, dar kartą kartoju, viską sužinoti patys. Mes turim labai šaunų amžių, kad turim internetą, turim Google, kuriame įvedus jūs galite labai aiškiai paskaityti, kas tai yra per produktas, kokia yra sudėtis. Ok, Rasa, Folai transfaktoro papildai taip pat yra labai geriami. Kokia yra jūsų nuomonė apie juos, ar jie yra lygiaverčiai Kijanė vitaminams. Folaifa tai yra transfaktoriai, tai yra 3 motininiai produktai, nuo kurio prasidėjo kompanijos įkūrėjų darbas. Ir tai yra, jeigu suprantam iš anglų kalbos, transfer, tai pernešimo ląstelė, molekulė, kuri yra su informacija jūsų imuniniai sistemai. Ten eina imuninė sistema. Čia yra vitaminai, mineralai, tai, ko reikia jums dabar ir šią minutę ir ypač artėjant šalčiui, ar ne, sakykime, kai keičiasi oras, kai turėjom šiltą ir iškart atvėso, vasarą gal mums šito produkto mažiau reikėjo ir pardavimai, pasakyk, buvo mažiau, to, kad mes turėjom daug vaisių, uogų. Aš sakau, kaip sako, ar galima gerti ištisus metus, nes papildus dažniausiai reikia daryti pageri pertrauką. Būtent šitų lašelių, kurie skatina azoto oksido gamybą natūraliai pas organizme, kai tu, tarkim, tau jie tvarko kraujotaką, pernešioja deguonį, praplečia kraujagyslės ir taip toliau, tai tu, kai valgai, pavyzdžiui, obuolį, tau padeda pasisavinti netgi obuolio daugiau vitaminų, nes jeigu tavo kraujotaka yra užteršta, tu gali kibirais gerti vitaminus, tau jie net nenais ten, kur reikia. Todėl, kad, kaip pasakykime paprastai, pavyzdžiui, žmogus yra apkūnus, jis gal antsvorio didelio neturi, bet vidiniai riebalai yra ten 10 lygis. Ir įsivaizduokime. Pavyzdys. Maža pupelė. Tai čia mūsų kepenis. Piršto storumo sluoksnis vidinių riebalų. Koks produktas tenai gali iki tų kepenų daeiti? Pasakyk, koks produktas gali. Mes visų pirma turim padėti, kad tas produktas galėtų kad ta sienelė būtų pralaidi ir jinai pasimtų, ką mes duodame, o ne atstumtų, todėl kad jinai neturi galimybės pasimti. Tai ir supraskime, kiekvienas papildas, jis turi savo misiją. Tai
Šis papildas yra vitaminų, mineralų bomba ir jisai įsiskiria tom, kad jisai turi šitos nuostabius lašus, azoto oksidą, kur kitos kompanijos neturi. Taip, šita kompanija neturi transferių, For Life'as turi transferius. Jie daro vieną darbą, šitie daro kitą darbą. Atitinkamų sezonų mes ir renkamės, kas mums tinka. Mes juk neinam žiemos metu apsirengę su vasarinė suknele. Mes kažkodėl tai dedamės paltą arba maunamas kailinius, jeigu juos turime. Tai čia yra toks paprastas pavyzdys, kas liečia papildų ir jų galimybių ir kiekvienas papildas atlieka savo, o sudėti kainą jūs renkatės, jūs turite galimybę. Tai va, vienas dalykas, kur jūs vaistinį nusipirksit, jūs duosit vaistininkų įsidirbti ir nieko nuo to neturėsite. Čia jūs nusipirksit, vartosit produktą ir jūs turit galimybę pasikaupti savo pinigėlių ateičiai, tai yra savo atžalom išleisti mokslus. Paprastas pavyzdys. Paprastas pavyzdys. Va taip. Taip, visą trikampį naudojant padeda dėl astmos. Taip, turbūt padeda, jeigu jūs jį naudosite tikslingai, nuosekliai ir ne vieną mėnesį. Nes per vieną mėnesį jūs neišgysite tai, ką jūs įgijote, ar per 5 metus. Ar atsinešėt jau, kaip sakyt, su savimi gimėt. Taip, na merginos, prireikė Kijan ir man jūsų beklausant. Tikrai rašykite. Tai aš dabar, tu gal truputėlį apie oksidą truputėlį papasakok, kaip jisai veikia. Aš noriu pabaigti padažiuką, nes mums yra labai svarbus, nes mes turime jau baigę išbrinkti šį sėklas ir mes spaustim česnaką. Neužmirškite, ką aš kalbėjau pradžioj, kad jūs turite dalintis tą, ką jūs matote ir neužmiršti, kad buvo konkursas, kurio mes tikrai baigsim šitą laidą ir paskelsim 3 laiminguosius. Klausimas jau greitai. Tai ką Rasa sakė, kad nenorėkite išgyti per savaitę, ką įgijote per 5 ar 10 metų, tai čia tiesos tikrai yra. Ir reikia žinoti, kad žmonės dažniausiai griebėsi visko, kai jie jau suserga. Teisingai, bet pavyzdžiui, ką Janė šitie, aš nesergu nieko, bet aš jas geriu, tai yra prevencija. Tai yra tam, kad tu išvengtum kažkokių tai ligų, nes aš kai dirbau draudime, tai, nežinau, kas kelintas, labai dažnas, kas 3, kas 4 žmogus, jaunas žmogus, kuriam ne 60, ne 70, turi kraujotakos sutrikimų, migrenos, aukštas žemas kraujo spaudimas, ar ten vos nešuntavimas kažkoks darytas. Nesakau, kad kiekvienas, bet labai labai dažnas, nes daugiausia problemų yra kraujotaka ir vėžys. Teisingai? Taip, antras dalykas, aš šiandien turėjau laisvą minutę, kol mano vaikinukas 14 metų apšilinėjo su dviratuku prieš treniruotę, įlindau internetą, ir ką. Didžiausia vėl problema, didžiausias stresnis apie vaikų nutukimą. Tai čia yra mūsų 21 amžiaus rykštė, todėl kad yra besaikis maisto valgymas ir negebėjimas atsiriboti nuo to, ko jums nereikia. Skanu tai nereiškia, kad dar mums naudinga ir sveika. Labai daug maisto, kuris yra paprasčiausiai netinkamas, nevartotinas, todėl kad jo nebuvo prieš 40 metų ir mes buvom sveikesni. Ir konclagerį irgi nebuvo nei vieno storo. Teisingai. Čia kaip vakar su Rasa važiuojant iš mokymų iš Kauno kalbėjom, kad reikia valgyti tam, kad gyventum, o ne gyventi tam, kad valgytum. Taip, ir kad išmokti ne ryti, o skanauti. Išmokti pajausti, nes, pavyzdžiui, kaip mes sportininkai laikomės baltyminių dietų ir labai yra aiškiai tiksliai sudėliotas maistas ir kai tu gauni po mėnesio banano ir aš kai jį valgau, jis tirpsta burnoj ir aš sakau, jūs neįsivaizduojat, koks jis yra saldus ir skanus. Sakau, nieko savo, suvalgiau 3 iš karto, nieko nepajaučiau, man kaip muilas. Todėl, kad ant tiek yra atbukę mūsų skonio receptoriai, kad mes negebam paprasčiausiai suvokti, ką mes savo, mes viską ryjam. Tai vat reikėtų su manim pasilaikyti mėnesiuką ir suprastumėt, ką tai reiškia. Gal mes man iššūkį? Gal, kad tau nėra kur ten bekūsti. Nėra kur bekūsti tau jau.
Tai vat, apie azoto oksidą, ne? Taip. Ne veltui mes kalbam apie azoto Pilų oksidas. aliejų. Azoto oksidas, at mūsų vaikai laksto jau valandų kaip ir nemažai, ne? Jo, Jau 10 valandą jau kaip ir turėtų miegoti, darželį manoja ryt, bet energijos dar pilna po visos dienos. Kodėl? Todėl, kad pas vaikus azoto oksidas natūraliai gaminasi 100%. Iki pat 18 metų. Po to mažiau, tai vyksta. Gaunasi tokia, vat, kaip gaunasi, kreivė eina į viršų ir paskui va taip vat, po truputinai ir su kiekvienu metais atrodo liktai, kaip man visą laiką sako, tai kaip čia, koks čia tas grožio receptas? Sakau, grožio receptas yra labai paprastas, iki 25, taip kaip davė Dievas, o po 25, kiek jūs save investuojat, kiek jūs save mylit ir kiek jūs savo skiriat laiko. Viskas, labai paprasta ir labai aišku. Labai teisingai. Tai taip, kai mažėja azoto oksido gamyba, ne, einant metams, nesako, vaikai auga, bet jie to pačiu ir sensta, teisingai, ką mažute? Čia negalima. Aha, neskūs, gerai, vaikučiai, eikit žaisti gražiai. Išblaškė mano mintis. Apie azoto oksidą. Elė, prašau, uždaryti negalima, nes galima spausti pirštukus. Einant metams, azoto oksido gamyba natūraliai organizme, jinai mažėja, ne? Jinai mažėja, tai vyksta senėjimo procesas. Tikrai nesako mes, kad gerint Kenny lašiukus mes tapsim Duncanai McLeodai ir visi nemirtingi, bet kad, tai labai įtakoja tai vienareikšmiškai, nes aš neįsivaizduoju, iš kur aš turėčiau energijos po 10 susitikimų, po 9, po, nežinau, non-stop, dar vaikas, dar skalbimai, lyginimai namie, Rasa irgi lygiai taip pat. Kiek treniruočių turi per dieną? 3-4? Šiandien buvo grupinių 3, o asmeninių buvo 4. Tai iš tikrųjų per tą laikotarpį dar reikėjo ir į savivaldybę nuvažiuoti, dar į sodrą, į banką, vienu žodžiu, darbų daug ir dar į parduotuvę kartu. Tai va, visur tekina, taip kad mes jau baigiam, čia mes baigiam jau viskas. Nori? Tai aš pagaminau padažiuką, kuris... Tai tavi pašimti gerai, tavi pašimtis. Sakykit, labas vakaras, labas, taip padarai oro bučinuką. Padarysim? Ate? Ate? Ne, mes dar ne ate. Tuoj paimti įdės salotų ir tada darysim ate. Gerai? Tuoj. Tai va, padariau padažiuką iš aliejaus, iš petražolių, česnako, čija ir medaus. Viskas. Truputėlį pipirikų ir mes paskaninam savo salotas. Kaip tau? Gerai pasakysiu. Erika, skaniai atrodo? Atrodo skaniai, bet taip daug. Važiuok tavo vaiks kaip nori valgyti. Nebesulaukia. Puikiai. Va, šaunuoliai, tuoj viską mes jums parodysime, kaip čia pas mus viskas šauniai ir skaniai gavosi. Aš noriu irgi gaminti. Taip. Irgi gaminti, gerai. Ir turime labai fainų dalykų, tai yra mūsų granata. Mes ją išlupenome ir dedame. Tu palaikyk, aš išdėsiu. Prašau. Op, gražiai. Pakelti, kad matytųsi. Ups. Palauk, mažute. Va, gerai, palaikyk, aš to uždėsiu ant kitų. Ir mes turime labai kitą lėkštę, va. Labai gražiai iš tikrųjų atrodo, labai skaniai atrodo. Parodyti arčiau. Taip. Pas mumis viskas vyksta, žinokit. Vaikai cipauja, klikuoja, bėgioja, operatorius nesusitvarko su jais, nes sakė, dėdis nieko neleidžia. Va. Ir va. Ką mažute? Negali. Viskas. Salotas pagaminam. Turim ir meškinų, visko mes čia turime. Turime daug reikalų, kaip matote. Tai labas vakaras, gražuolės mergaitės, mano dukrytė irgi oro bučkį davė. Ačiū jums. Tai iš tikrųjų buvo skanus receptas, turėjom gražią, protingą moterį, kuri papasakojo daug apie produktus, labai detaliai mes nenagrinėjom, tikrai, kad nenorėjom, kad jūs čia sakytumėt, kad čia yra reklama, mes pasidalinome. Jeigu jūs norėsite dar daugiau sužinoti, rašykit mums žinutes, mes tikrai jums atsakysim, viską jūs galite rasti mano puslapyje ir mes tikrai jums suteiksim informaciją. Aš noriu padėkoti, kad tokį vakarą Erika su savo mažylė atvažiavo, kad tai tikrai užima ir laiko. Ateik, mes pasižiūrėkim, ateik. Žiūrėk, viskas, ta maža kamerytė,
sako visi, labas vakaras tau, o mes dabar sakysim, kad ne ir užduosime paskutinį klausimą. Gal galite pasakyti, kiek Erika per 8 mėnesius uždirbo dirbdama šitoj kompanijai, kur yra pavadinimas Kijanė. Ir koks produktas buvo pristatytas, skaičius ir kaip jisai vadinasi. Ar ne? Taip. Mes laukim, taip. Galima atsisėt kažkur čia. Čia atsisės negalima, čia yra stalas. Aš noriu padaryti kažką. Tu nori padaryti? Tai kai mes va čia biškutį susitvarkysim, tada duosim tau padaryti. 1400. Pirmas statymas. 14 tūkstančių. Ai, oi, atsiprašau. 14 tūkstančių. 14 tūkstančių. Kodėl negaliu? Tai 3 yra Lina, Karina, Milita. Ar ne? Tai 3 merginos, moteris laimi kvietimus. Šitie kvietimai bus palikti sporto klube. Ir aš norėčiau, kad jūs man parašytumėte asmeninę žinutę ir visas sąlygas aš jums susakysiu, supasakosiu. Ar ne? Negaliu atsisėsti. Čia negaliu atsisėsti. Kodėl? Tai tikrai labai ačiū, kas Mama. taip Kijanės sultis, laišiukai, žuvų taukai. Ne, jis vadinasi sveikatos trikampis. Taip vadinasi, ar ne? Taip, sveikatos trikampis. Tuoj. Tai va, pažiūrėkite, kokias mes nuostabės lėkštės turime. Va, ir mes pagaminome. Viskas yra gerai. Ir skanios vakarienės, kaip ten per tą multiką buvo, skanių blusų, kad niekas nekastų. Iki malonaus, ketvirtadienį susitiksim, gaminsim labai skanius pusryčius ir turėsime labai fainą ir šaunę treniruotę mankštą. Ačiū visiems, skanaus ir jums skanaus ir iki malonaus. Visiems gero vakaro. Viso gero.